Tai, žodžiu, be pinigų čia nieko neišeis, aš manau. Man nelabai reikia pinigų. Tai jeigu tu turi gylio, tai vėliau. Pala, voveriuk, ta prasme, užsirašyk tušinuką rokas, gylis minus ūgis ir tada visus tos kodeksus reikia, nu čia jo koeficientą tą gauti, žinai, norą. Ir gylį būtinai didžiosiam raidėm. O gerai, kiek man metų turi būti, jeigu aš noriu tą vėjavaikio hatą? 19, kaip supratau, tu pilnametis esi, tai čia nesvarbu yra. Ar jūs dar nepilnametis? Nu, kaip supratau, pilnamečiai, ne čia visi pilnamečiai. Nu, ne visi, yra ir 13-mečių tikrai. Vienas sakė. Ai, tie tai žiaurus vaikai yra. Bet tai... Man yra 12 šiaip. Ai, tai nepilnametis. Nu, ne. Ai, tai... Ir užsidirbti nenori, ne? Nu, jo. O, tarkim, gali liniuotę paimti ir... Nu, čia dėl svorio aš neprašau, bet... Tylėk, Mykolai. Gali pamatuot. Ką? Ką tokį? Tavo pimpį. Kas čia prašneko? Voveriuk užsirašiniai duomenys. Taip, aš, ta prasme, visą kopą jau pradėjau skaičiuoti, padiškinęs, ta prasme, jau daugiau duomenų yra. Duomenų bazė jau surušiuoti failai, taip? Ja. Tai čia labai svarbu yra, Rokai. Koks Rokai tavo vardas yra? Į TRM sistemą. Aš pamiršau, Rokai, koks ten tavo vardas? Rokas. Aišku. Dabar reikia... yra... Pasakykit, kad tas neįrašinėtų YouTube, ne, mes viską turim dėti duomenų bazę, ta prasme. Sudedam ir čia neplatinami failai, jisai yra irgi narys, o šitą... O kodėl jisai dabar įrašinėja viską? Tam, kad mes žinotumėm visą informaciją, mes įrašinėjame į duomenų bazę, kad nereikėtų mums ten su tušinu. Mes galim, žinai, taip pafilmuoti. Nu, nefilmuota, rekordinti, tai šalniuko čia pozicija tokia yra. Ir mes viską sukišam į vieną folderį, tada galima patapšnuoti per tam būdą ir užsidaro viskas ir toliau galima... O galima kaip nors su vėjavaikiu susisiekti, nes... Dabar vėjavaikis filmuoja live streamą ir šiuo metu... Jeigu tu pateksi, tai tu gausi iš pačio vėjavaikio žinią. Taip, jo, dabar supranti, kad aš darau tokį ten ŽV, FTB, ten tokius interviu darbą ir norėčiau jumis porą klausimų pasiteirauti. Ir mes dar iki to nedėjome ir tai labai mane nervuoja. Tai va, tai voveriuk, užsirašai. Jo, aš užsirašinėjau, aš dabar jau suvedinėjau ir šiaip patalpinsiu... Gerai, Ankerė, tau geriau parašysiu tą kanalą, kad saldiniukas neįrašinėtų. Ne, supranti, kad jis įrašinėja man, ta prasme, čia yra... Tiesiog nelabai esmės, man tau pirmą kartą... Įsaugos bus šitas įrašas saugotas prie tavo vardo duomenų bazėje. Taip, dėtas į failą, supranti? Tiesiog reikia norėti, daug motivacijos nori, tam visokių paieškų, ta prasme, nereikia sektųsi, kad žemėlapai visokie. Arba Gmailą, nežinau, ir tie patys tinklarašiai, gali ten su visais savo vaikais ten užsipisa nakudus. Pasiema 0144 kodas jau įrašytas, kur būtent motyvaciniam laiške, ar tavo dar nėra ta ruda veida pas mane ten apačioj biškai, ne taip supratai turbūt net. Reikia supras kitaip, pavyzdžiui, tavo peržiūros, kai kyla, tai jas, ar nekyla pas tave peržiūros? Nu, nelabai. Nelabai, tai koks tavo YouTube kanalas, jeigu tu nori... Parašiau Ankerį. Ai, Rakutis 123, ne? Koks tavo vardas, Rokai? Lemba. Ne, tu žinai, bet tu specialiai. Aš žinau, aš specialiai. Ai, tu čia ir esi, čia video turėjo, ne? Kelis. Ir kaip... Dabar... Kadangi jau klausimus turiu visus, atsakėjai, paskutinė, kol kas neblogai sekasi, jau 70% išlaikė, reikia paskutinio, kad mes sužinotumėm, ką tu apie save psichologiškai manai ir kodėl būtent tu esi skirtas kurti video, kad kiti žmonės žiūrėtų.
Ta prasme, dabar reikia, kad monologą pavarytum, ta prasme, pasakydamas, kodėl tu nori būti vėjavaikio chata. Ir kas tau kelia tą ryte, kai atsikeli stovintį, ta prasme, kas nori teikti video kūrimą. Nu, noras sėdėti prie kompo, aš pastoviai sėdžiu prie kompo, man patinka kurti video. Todėl. O kas tau kelia juoką? Yra viskas surūšiuota į dokumentus dabar. Ir čia toks trumpas, kaip supratau, ne? Nes man... Ir viskas bus siunčiama į duomenų bazę, kur ten matys viską fobus ir vėjavai. Duomenų bazė, jie gali Ne, aš ir neprašau, nepertraukinti. Čia tavo pareiga yra labai. Yra normalu ir... Ta prasme, jau yra 90% visko padaryta. Tai Kada bus 100? Paskutinė baberiuk. Taip, klausau. Aš to jau beveik viską baigiu suvest ir tai linką patalpinsiu. Galėsiu visi pasižiūrėti duomenis ir, na, ta prasme, matysime. Jo, bus gali praeiti. O dabar įsivaizduokit, man čia reikia dabar pirkti, tenais visas paskiną Minecraft'o reikės. Jo, tą ilgą ir lankstų. Reikės nusipirkt? Nu, ir rožinį šiaip, man atrodo, turi būti. Kas? Bet nežinau, jis gal... O bandėjai ar... Ne, tipo, ar praslysta. Nes man atrodo, kad sunkiai. Aš su savo vardu susiradęs. Savo vardu? Ką? Bet, kaip... Aš dabar nesupratau. Aš žaidžiu nenusipirkęs. Yra noras, yra pastangos. Sakėjai, su savo vardu gali praslysti. Bet... Kaip supras dabar? Ne, nu, ta prasme, kaip pasakėjai. Tai aš turiu tokį, va, žiūrėk, tau parašysiu. Kokį turi? Parašiau aš. Ai, Rokas Vau, ne? Iš to? Jo, aš pastoviu su tokiu einu. Iš to pralendi? Nu. Bet tai klausyk, turbūt sunkiai. Ką? Atsiprašau, atsigėriau vandens. Nu, baikit su to kamuoliu. O su to kamuoliu pabandyk gal lengviau praslys. Nes... Arba žinok, jeigu netilpa. Ne, nemanau, kamuolys vis tiek didesnis yra. O tai su šito Niko, ne? Rokas Vau, tu nori Nežinau. Nu, kaip nors. O jeigu jinai įtems, ta prasme, raumenis? Kas? Užsikirs tau. Kas? Nu ką žinau, prie ko ten praslys. Jeigu užsikirs, ne, manai stiprus dar fiziškai esi kiek nors, kad taip paimtum ją ir taip atstumtum ir kad tau neužsikirtęs būtų. Nu. Manai pakankamai stiprus esi, ne? Ir tą video darysi ir filmuosi, bet, nu kad... Aš tai jau aš filmavęs, bet tai kartais, nu, per kai kurios video užsikert. Bet biškai, dabar jau nebe. Bet pas mus, supranti, yra kaip ir reikia. Jeigu jau jėgos sakai, kad turi, tai pas mus... Aš neužsikirsiu per video. Ne, bet pas mus yra tokia taisyklė, kad jau neužsikirstam, tai visada mes ne, tai prieš filmavimą ar dar ką nors visada rėkiam maždaug. Na, rėkiam būtinai, kad ir vienas, su draugais. Ir dar rankas alėjom pasitep. Laikyk kardaną, žinai, rėkit. Iš tikrųjų padeda, žinai, motyvuoja. Jo, ir visą, bet prieš kiekvieną video. Dar žinai, kas jau reikia padėti? Nes jok, atrodo nenormalu, bet alėjom rankas pasitepk ir su 2 pirštais irgi lengviau būtų. Ne, aš tik sakau, man atrodo taip, nes kai darysi video, tai tikrai reikės. Hey, wake up. Arba, nežinau. Būtis. O, tai va, kaip ir padarytas interviu. Baikit jūs užpisot. Jo, bet ten prasme viskas, aš duomenis talpinu čia, va, galit visi pažiūrėti, čia visas koeficientas suvestas. Galit pažiūrėti, čia tavo, ta prasme, nu, čia visi tavo duomenys, ką mes dar suvedėm.
Rimtai? Kas čia? Ai, tai va, kadangi... Ne, čia toks random avatarą, ta prasme, išrenka. Tai, ta prasme, dabar vėjavaikiai informaciją perduosiu. Man atrodo, priims tave, nes nedažnai žmonės... Nu, šiaip juokingas visai tas avataras, ten pimpalas. Bet man atrodo, priims tave. Nu, ką žinau, tikėk niekada rankų nenuleisk. Man atrodo, ir niekada, jeigu užstringa, ne? Ir sunkiai visada naudok fizinę jėgą. Ir video tikrai geras kursi. Bet žinok, kartais būna taip, kad man tik tais pusę paskui ištraukia. Nu tai žodžiu. Davai. Rokai, aš tau perduosiu, nu paskys tau greitų metų nuo vėjavaikio, ar jis priėmė ar ne, gerai? Ir tu pasiruoštant jau frapsus nusipirk, kad galėtum... Aš frapsų nenaudoju. O ką, turi kamerą? Jo. Aš naudoju su bandikemu. Bandikemą naudoju. Slysta jisai? Ką? Slysta? Negirdžiu. Ar slysta jisai? Jis geras. Patinka, ne? Ką? Patinka? Jo. Da, tai padaryk žiauriai gerai skamba. Ok, užtai. Manau, kad tau reikia kokį, žinai, jau, ta prasme, susigalvok erotiškesnį vardą, ta prasme. Gerai, susigalvosiu. Mr. Big. Praslydukas. Mr. Dick? Ne, nu nežinau, čia jau tavo, nu čia jau kaip tu nori, žinai. Tai va, aš tau dabar metu atgal į kanalą, aš tau parašysiu su artimiausiam naujienom. Viso gero, ačiū už interviu ir mes atkreipsime į tai dėmesį. Su jumis buvo Vidarastai. User was moved out of your channel. Jo, čia buvo žiauriai. Čia tai žiauriai. Kaip tai būnavo? Stalniukai.